feminizmas pasiekė Lietuvą ir jau tylėti tiesiog nebeįmanoma. Yra problema tame, kad pastebėjau tokį dalyką, kaip norit vadinkit, moterys, panos sulaukia 16 ar 30, jos išsiduoda su blogais berniukais, o kai sulaukia 30, susiranda gerą berniuką, apsiveda ir jį išnaudoja. Tokių situacijų yra nemažai. Ir nieks nekalba apie moteris, kad kokios jos yra, pasileidusios, susireikšminusios ir taip toliau. Bet visuomenė kaltina vyrą dėl visko. Štai moteris, jos gali pasitraukti nors jos neliečiamos, jos gali ką nori padaryti ir likti neapkaltintos. Štai visuomeniai nusispjauti yra ant vyrų, jau ir Lietuvoje. Galvojau, kad Lietuvoje situacija yra kitokia, bet Lietuvoje yra tas pats. Lietuvoje jau yra tas pats. Kai tik nori susirasti kažką normaliau, tai nieks nenori atsakyti, bet dažniausiai pastebėjau pažinčių svetainėse arba jos ieško dėmesio, arba jos ieško greitukų, arba jos ieško išsiduot, bet jos tikrai neieško. Jos yra, kaip ir sakau, feminizmas sugadino ir lietuvių mergas. Bachūrai, atsibūskit pagaliau, nes sugadinta yra tiesiog mūsų visas dalykas ir nebeįmanoma jau susirasti nieko. Neįmanoma, tiesiog yra. Pažiūrėkit, jie būna konkursai išrink gražiausia, tai ką aš ten ateinu veikti? Ar aš ten ateinu kažkam savivertę pakelt, ar aš ateinu susirast antrą pusę, ką aš ten ateinu veikti? Jeigu jūs tokios geros, visa kita, tai kodėl tada nuo 16 iki 30 duodasi, ieško, nebent jeigu koks turtingas su mašina, tai tada gal, bet pagrinde esmė, tai gerai, jeigu kai susiranda tą gerą berniuką, tai paskui jeigu neprisiteisia elementų ir jo neišnaudoja, nes pusė turto atitenka moteriai, o vyras yra apiplėšiamas teismų sistemos. Jau Lietuvoje panašiai vyksta. Visam pasaulyje pasižiūrėkit internete, kas daros. Tai ką, tikiuosi, jums patiko šita raudona piliulė ir iki.